Labai laukinis žaidimas. And after playing every week, Ir po kiekvienos savaitės žaidimų, we spend the day playing cards for money and drinking alcohol. po to žaisdavom kortom ir gerdavom alkoholinius gėrimus. And I go home early in the morning on my motorcycle. Ir paryčiais grįždavau namo su motociklu I don't know how I got home many times, ir daugybę kartų net neatsimindavau, kaip aš namo grįždavau. but I had no peace in my heart. Ir neturėjau jokios ramybės savo širdį. When I completed my education, Kai baigiau savo mokslus, I was working in research physics. dirbau Physicist. fiziku. And one night I was doing some research all through the night. Ir vieną naktį atlikinėjau tyrimus, I was working in a large building all on my own, dirbau pats vienas dideliam pastate and some poisonous gas started to leak from the pipe. ir nuodingos dujos pradėjo tekėti, atsirado dujų nuotėkis. And I was breathing poisonous gas. Ir aš jam kvėpojau ir apie tai nieko nežinojau. And suddenly I collapsed unconscious on the floor. Ir staiga be sąmonės kritau ant grindų. Thankfully, a man was walking past, he saw me lying on the floor. Ačiū Dievui, pro šalį ėjo žmogus, kuris pamatė mane gulintį be sąmonės ant grindų. He telephoned the security people, Jis tai pranešė apsaugai and I was rushed into hospital, ir mane nugabeno į ligoninę. and I was under oxygen for 5 hours. Ir buvau paimtas ant degunės aparato 5 valandas. The doctor thought I was going to die Daktarai manė, kad aš mirsiu, because I had so much poison in my body. nes mano kūne buvo labai daug nuodų. And I was right at the edge of eternity. Ir buvau šalia amžinybės lenkščio. But God brought me back Bet Dievas mane gražino, because He knew that one day in the future nes jis žinojo, kad vieną dieną ateityje I would be here in Canada speaking to you. aš būsiu čia Kaune ir kalbėsiu jums. That experience didn't make me seek after God, Ir ta patirtis nevertė manęs ieškoti Dievo. but I had a great fear of death that came over me. Bet atsirado labai didelė mirties baimė. And I thought, what would happen if I died? Ir aš visada galvodavau, kas nutiks, jeigu aš mirsiu. I knew I wasn't right with God, Aš žinau, kad mano santykiai su Dievu buvo prasti, so I had this fear of death. todėl bijau numirti. I got married to a wonderful wife, Susitokiau su nuostabia moterim. and last Saturday, Praeitą šeštadienį. we celebrated 61 years of marriage. 61 vestuvių metinės. And my wife gave birth to our first children. Mano žmona pagimdė mano pirmosius vaikus. They were twin girls, Tai buvo dvynukės mergaitės. but those little girls only lived for 2 days. Ir tos mažytės mergaitės gyveno tik 2 dienas. My wife never saw them. Mano žmona jų net nematė. I saw them in the hospital, two beautiful little girls. Mačiau jas ligoninėje, 2 mažas, gražias mergaitės. After 2 days, they gone. Po 2 dienų jos. And I had to go to the funeral. Ir aš turėjau eiti jų laidotuvės. And I looked at the box and my little girls. And Aš žinau, kad tose dėžutėse yra tos mergaitės. I thought, why did they only live for 2 days? Ir aš galvojau, kodėl jos gyvena tik 2 dienas. What purpose is there coming in the world just for 2 days? Koks tikslas ateiti į šį pasaulį tik 2 dienom. There must be something more. Turėtų būti kažkas daugiau. And the verse of a little song came to me that we used to sing in church. Ir aš prisiminiau muziką iš bažnyčios. There is a home for little children Kad yra namai mažiems vaikams. beyond the bright blue sky. Tenais už žydro mėlyno dangaus. And I really felt there must be a place where people go when they die. Aš tikrai supratau, kad turi būti vieta, kur žmonės keliauja po mirties. But when I went to the funeral, Kai nuėjau į laidotuvės, it was like a black cloud of fear descended over me. manęs nužengė juodas baimės debesis. And I was shaking with fear. Aš drebėjau iš baimės. I thought, what happens when I die? Aš galvojau, kas nutiks, kai išmirsiu. I put in a box like that, Aš būsiu įdėtas į tokią padėžę, and then I'm didesnę. buried in the ground. Mane užkas į žemę. But that's just the body. Bet tai tik kūnas. Where's the real person? O kur dings mano asmenybė? Because every person has 3 parts. Nes kiekvienas žmogus sudarytas iš 3 dalių. We are a spirit being. Mes esam dvasiniai, We live in a body, turim kūną, and we have a soul. turim sielą. But when you die, Tu miršti, all is left is an empty shell. viskas, kas lieka, tai tik tuščias kokonas. All that's left is this body. Lieka tik kūnas. The rest is gone, O visa kita iškeliauja either to heaven or to hell. į dangų arba į pragarą. And I realized if I died, Ir aš supratau, jeigu aš mirsiu, I would go to hell. aš keliausiu į pragarą.
I didn't want to talk about death. Aš nenorėjau daug kalbėti apie mirtį. I wanted to enjoy life. Aš norėjau mėgautis gyvenimu. But a few weeks later, Bet po 2 savaičių my wife's twin brother, mano žmonos brolis Binys, 24 years old, 24 metų amžiaus, he went to bed one night, ėjo miegoti vieną vakarą, he never woke again. nebeatsipūdo. He died in his sleep, Mirė miegodamas, only 24 years old. 24 metų amžiaus. And that fear of death came back greater than ever. Ir ta mirties baimė dar stipriau mane užvaldė. We had another daughter, a healthy daughter, Turėjom dar vieną dukrą, sveiką dukrytę. and I changed my job Aš pakeičiau savo darbą, and I went into education. nuėjau į mokymus. I was teaching physics, mathematics, and sport. Mokiau fizikos, matematikos, sporto, I got involved in gambling. pradėjau lošti, I was gambling on racehorses. lošiau arklių lenktynėse Every day I was gambling on racehorses. ir kiekvieną dieną aš tose lenktynėse lošdavau. I never told my wife how much money I was losing, Ir niekada nepasakiau žmonai, kiek pinigų aš ten pralošiu and I had no peace inside. ir neturėjau jokios ramybės savyje. And one day I sent for some equipment I needed for some work I was doing in the school. Ir vieną dieną man reikėjo įrangos savo mokymams. And when I received this equipment, there was a little note in it. Kai gavau tą įrangą, ten buvo nedidelis raštelis į ją. It said, our representative will come and see you next week. Bet kitą savaitę atvažiuos atstovas pas tave